Labadiena, mokiniai, tėveliai ir auklė. Šiandien susirinkome atšvęsti pačią mūsų mėgstamiausią šventę – Kalėdas. Kalėdos – senoji saulės grįžimo šventė. Ji buvo žinoma daugelį prieš krikščioniškųjų Europos tautų. Tai žiemos nugalėjimo šventė, tarytum naujųjų metų pradžia. Nuo Kalėdų Lietuvoje diena pradeda ilgėti. Tamsiosios lapkričio ir gruodžio naktis, o dar tamsesnės dienos eina prie pabaigos. Nuo Kalėdų Lietuvoje buvo pradėta saulės grįžimo šventė, bet vėliau ją pakeitė į Kristaus gimimo šventę. Lietuviai ją priėmė su tokiu pat entuziazmu ir švęsdavo taip pat iškilmingai. Tačiau dabartinės Kalėdos nesilaiko senųjų papročių. Senais laikais Kalėdos buvo švenčiamos 3 dienas. Pirmą Kalėdų dieną buvo galima atlikti tik pačius būtiniausius darbus. Tai buvo leidžiama atlikti mat į labai šventą. Niekas nevaikščiojo į svečius, net vartų negamino, valgoma buvo tai, kas pagaminta anksčiau. Ar gali tuo patikėti? Mes galime. Bet čia susirinkome ne pasakojimą klausytis, kad liekime parodyti, kad galime mūsų darbei komisijai. Su gerbiamam ir pačiam geriausiai direktoriui Povilui Veteriui. Ir mielai niekada nenustygstančiai vietoje Daliai Vatikienei. Prašome sėstis į savo vietas. Žodį pasakyti. Žodį gal mes pasakysim, gerai? Ir tada atsisim. Ne. Mėly vaikai, jau kad mus pakvietė, tai dabar labai norisi pasakyti žodį. Ir mokytojai, auklėtojai. Sveikinam jūs Kalėdų progą. Sveikatos jums, gerų pažymių, puikios nuotaikos. O kai bus nuotaika gera, bus gera sveikata, viskas bus gerai. Visko jums geriausio. Linkiu. Prie direktorių sveikinimo, noriu pasakyti, kad Kalėdos tai yra svajonių metas, jūs turite svajonę. Ir prie geros sveikatos dar linkiu, kad įsipildytų visos tos svajonės, kurias jūs ir sugalvojate. Tad sėkmės! Prie sveikinimo prašome prisidėti ir mūsų mokyklos dėstytojai. Net nesiruošiau čia šiandien šnekėti ir būtent dalyvauti jūsų karnavale. Bet kadangi taip gavosi, tai sveikinu visus su šventėmis, linkiu šiltų, prasmingų švenčių. Šypsokimės vieni kitiems ir šios šventės tikrai, manau, bus nuostabios. Pasinaudosiu šią progą ir taip pat, kadangi mūsų mokykloje vyko akcija, rašė vaikučiai laiškus Kalėdų svajonė. Taigi mūsų komisija išrinkome pačius 2 geriausius laiškus. Vienas iš laiško laureatų tai būtų Rugilė Tamošiūnaitė. Sveikinu, kur įrašyta. Taigi, ačiū visiems. O dabar pažiūrėsime vaidinimų. Štai 5 talentų. Taigi, norime pristatyti laidą Stakliškių didmiesčio talentai. Stop. Ši laida yra ypatinga. Švęsime Kalėdas. Tai ir norime palinkėti laimės ir daug džiaugsmo. Dabar žodį tarti noriu aš. Pirmą pristatysiu savo kolegą Mėnuliuką. O čia Siauras Džiugutis. Tai aš esu. Ir taip pat noriu pasveikinti su šventėm. Ir noriu pristatyti mūsų teisėjus. Mūsų pirmasis teisėjas Vycka Kas. Antroji teisėja pati nuostabiausia Urtė Paukštytė. Ir paskutinis komisijos narys Mikas Mikutis. Štai pristatėme komisiją, o dabar rodysime mūsų jaunosius talentus. Pirmoji mūsų dalyvė Daina Dainiutė. Daina Dainiutė ir Lėja.
palinkėti kitais metais dalyvauti šiame projekte ir laimėti, sakau ne. Visai patiko, muzika tokia, vis dėlto skauda. Man nepatiko ir aš vis tiek sakau tai. Sakau taip, jis taip, palaukit, neįdėkit, sveikinu, labai sveikinu, pasveikink ir tu. Kitas mūsų dalyvis turbūt kažką naujo parodys mums, dėkėsis dėkėsiukas. Prašome ateiti jo kūrus norima padaryti. Sakau taip ir norėčiau pasakyti komentarą. Šiais metais dar to nebuvo ir tikiuosi, kad finale parodysite kažką naujo, kažką daugiau. Ir kadangi jūs dabar taip su degtukais, tai jūs praminu fakelą. Nusilenkiu žiūrovą. Užvardėjai visus. Kada pamokamus? Mūsų paskutinė grupė 9 danguje. Taigi ne 9 danguje, o 2 ant žemės. Laba diena. Kokiais vardai? Mėja. Stasė. La media vuelta, no me canse
pasveikita. Ačiū, jau čia ranką prispausiu. Ačiū, Dagma. Štai mūsų talentai pasirodė. Dabar truputį palauksime komisijos verdikto į pusfinalį. Einame pasitarti ir kviečiame visus talentus į čia. Buvo sunku išrinkti, tačiau išrinkome, laukėme, būgnai skamba, laukiam, išrinko Kryžmantę, paplokime! Ir Dvenčianės! Dabar turėsime išrinkti, taip, turėsite jūs kažkiek pabalsuoti, kas garsiau plos. Pirmi turės ploti už Dvenčianės, kuo garsiau, o dabar pradedame ploti. Nu tai čia viskas aišku, bet vis tiek už Kryžmantę plojimai. Palauksim biškį, tegu jaudinasi, mūsų išraudonuoja. Laukiam. Nu ir išrinko Dvenčianės. Prašau ateiti mūsų pusfinalininkam. Dabar reikia apdovanojimo, nes baigėsi finalas. Prašom apdovanojimą. Komisija. Labas rytas visiems. Šiandien žiniuose mes jums papasakosime apie žmonės darančius kažką. Nu, žmonės viską daro, bet, žodžiu, žmonės darančius kažką. Toliau, pinga dauguma pieno produktų. Tai grietinė, varškė, sviestas, na ir žinoma pienas. Vakar 13 metų vaikas pagavo didžiausią žuvį savo gyvenimą. Jis svėrė 500 gramų. Šiandien tiek. Toliau reklama, po jos kriminalą. Kelkis. Labą dieną, senelė. Labą dieną. Mergaitė, koks tavo vardas? Evelina. Ko norėtum kalėdom dovanų? Violetinės karvutės. Imk milką šokoladą. Milka visada skanu ir visada fioletinis. Tai va, sveiki visi, žiūrovai ir žiūrovai ir jaunieji žiūrovai. Tai va, vakar apie 11 valandą vakaro, patruliuodami patruliai, Eskimų gimnazijos stadione pastebėjo kažką tupint. Priskridę arčiau pamatė kalėdų senelius. Kalėdų senelius ravinčių šieną, pavardžių neviešinti. Tai va, seneliai priešinosi, todėl buvo pakilotos juokos dūšios.
Toliau, šįryt iš senyvos moterės, 2 seniai besmegeniai, žinoma, jie buvo su kaukėmis, bandė atimti rankinę. Deja, jiems nepavyko, nes babutė buvo Jackie Chan'o mama. Šiandien viskas. Toliau reklama, o po jos sportas. Ar nori turėti baltus ir stiprius dantis? Ne. Taip. Tai nepirk šitos dantų pastos, nes tai batų tepalas. Labą dieną. Tai čia kaip ir iš karto prie reikalų. FIBA direktorius sakė, gali pasikeisti iš vado Agrasto. Sakė, postą planuoja atimti Kalėdų senelis Basketas. Naujasis Eskimų lygos treneris nusprendė, kad visi krepšininkai nešios pampersus. Vakar vykusiuose teniso varžybose žaidė Lietuvos Eskimas ir Indas. Aišku, čia kaip ir visiems, Lietuvos Eskimas laimėjo sausų rezultatų. Sausų rezultatų 6-0. Nes čia, kaip ir sakiau, visiems aišku, nes visos raketės buvo paslėptos Inde. Atubais. Ai, pamiršau kažką pasakyti. Ai, dabar reklama, o po jos orai. Ačiū už dėmesį. Noriu atsigerti. Nenori, nereikia. Gerai. Vytautas, tikrų vyrų reikalas. Šiąnakt vietomis gali palynuoti. Pūs stiprus šiaurės vėjas. Todėl vaikus prašome palikti namuose. Sniego neplanuojame, todėl kalėdų nebus. Rytoj mūsų laukia kiaušinių kruša. Jeigu norite greitų pusryčių, išeikite į lauką su keptuve. Viso gero. Jie laukia, Brytė. Ką jūs? Tai kaip? Karočią šiandien ateis raudona senė. Gerulė, ne? Kaip galėtų mamytė? Nu, Gita, atnešim dovanų ir iškels didžiulę šventę. Oh, yeah! Bet turėsit būti ramiai, nes negausiu dovanų boniau. Okei! Tai va, karočią, kvieskit jūs ją kviečiau. Reik namo, bavyras jas nori. Raudona, come here! Garsiau. Raudona, come here! Dar garsiau. Raudona, come here! Sveiki, mažučiai, kaip laikotės? Nerealiai! Tai va, žinot, čia man motina sapalio, kad man dovanų turi. Na, visas čia man. Mimur, daužė. Tai va, o gali dabar man pažiūrų truputį? Vaikai, padainuokim senelį. Dindilim, skambim varpeliu, dėjom mes jauni, abi gera kaip smagu. Hei, dindilim, skambim varpeliu, dėjom mes jauni, abi gera kaip smagu. Hei, kaip gražiai čia man paklavo. Įsiaiskai naktį. Na tai va, aš kelias dovanėlės turiu. Gab. Pasiimsiu ir skrendu. Ačiū mūsų
Mielai seneliai, dabar? Klausau. O čia policajai? Deja, ponė, čia Lada Telebimbanko. Tai aš paskutinėje televizijoje? Ne, bet jūs televizijoje. A ne, tai Garovatinė. Čia brolių Šiaulių rajonų. Turiu žinių. Atrodo, kaimas Kalyčiai. Kari vienas ponė pavyzdžių, neaučius langais visi varomi nesilikiais nėra. Mes tikimės, jog jūs ją parduosit. Tai aišku, ai dabar. Viešų kaip sakoma žmonių. Lengvai pasiekiamus, blondinės, turi sverti šiandien ilgų, kad nereikėtų ieškoti buvo. Tikimės, jog jūs ją rasite. Tai okei, davai, jau varau patumį, balkūnį. Sėkmės. Na, o dabar ačiū vaikams ir jų tėveliams, bet galite jau kelti savo duktes ir čiuožti. Manualiu! Galima nakūti. Oi, kokie nuostabūs visi aktoriai, bet neužmirškime jau pašėlioti, juk šventė. Prašome pristatyti savo žaidimą arba ratelį penktomis. Ratelį pažaisti žaidimą. Kas nori? Eikit visi. Karalius Abromas turėjo sūnų, kuris nevalgė, negėrė, kuris dainavo dainą šią. Dešinę ranką. Karalius Abromas turėjo sūnų, kuris nevalgė, negėrė, kuris dainavo dainą šią. Dešinę ranką, kairę ranką. Karalius Abromas turėjo sūnų, kuris nevalgė, negėrė, kuris dainavo dainą šią. Dešinę ranką, kairę ranką, dešinę koją. Karalius Abraomas turėjo sūnų, kuris nevalgė, negėrė, kuris dainavo dainą šią. Dešinę ranką, kairę ranką, dešinę koją, kairę koją. Karalius Abraomas turėjo sūnų, kuris nevalgė, negėrė, kuris dainavo dainą šią. Dešinę ranką, kairę ranką, dešinę koją, kairę koją. Užpakalį. Karalius Abraomas turėjo sūnų, kuris nevalgė, negėrė, kuris dainavo dainą šią. Dešinę ranką, koją, kairę koją. Užpakalį, pilvą. Karalius Abraomas turėjo sūnų, kuris nevalgė, negėrė, kuris dainavo dainą šią. Dešinę ranką, kairę ranką, dešinę koją, kairę koją. Užpakalį, pilvą. Viršūnį. Karalius Abraomas turėjo sūnų, kuris nevalgė, negėrė, kuris dainavo dainą šią. Dešinę ranką, kairę ranką, dešinę koją, kairę koją. Užpakalį, pilvą. Viršūnį. Karalius Abraomas turėjo sūnų, kuris nevalgė, negėrė, kuris dainavo dainą šią. Gerai, bet kur reikia ratelį? Dar direktorius su pavaduotoja. Kviečiu. Ir du tėvelius kokius nors. Du tėvelius kviečiu. Arba mokytojus kokius nors. Reikia pažaisti pažįsti. Dabar tokia buvo taisyklės. Turit nusilupti. Kuo greičiau turit nusilupti ir mandariną suvalgyti. Ir iškelt ranką ir pasakyti aš pirmas. 3, 2, 1, pradedam.
Virš klasės auklėtoja ir vieną vaiką. Vieną vaiką. Galite pastatyti. Tu dainuosi. Visi gaunate po 5 taškus už dainavimą. Jeigu kas nors nori...
Papildomą žodį galima įdėti mokyklą. Ateina senelis su maišu ant pečių, kviečia kalėdas ir sniegą kartu. Nykštukai eglutę papuošia seniai, kalėdiniai elniai nusiteikia linksmai. Prašome pakomentuoti komisiją. Prašom pakomentuoti. Pritrenkiantis eilėraštis. Kiek vadai taškų? 3 kaip. 3 taškai. Prašome reikia kelt, nykštukai jam dovanas riša, o elniai jau rogės tįsia. Vaikai prie eglutės jau laukia, senelis dovanas traukia. Gerai. Tema atskleista. 3 taškai. Laikas labai gerai pataikymas. Labai gerai idėja. Puiku. 3 taip. 3 taškai. Atėjo senelis, eglutė žalia, jau skuba kalėdos, nykštukai šalia. Ant elnių per sniegą važiuoja vaikai, kalėdos, kai bus mums gerai. Svarbus eilėraštis, labai jaučiasi sintezė tarp šventės ir gamtos. Čia apie gyvulėlį, ten elnias buvo. Ir eglutė, žaliasis planetos apdaras. Nuostabu, nuostabu. 3 taip. Dėja, mūsų linksmybės baigėsi, bet dar neatsisveikins. Kviečiu visus likti prie stalų ir valgyti vaišes iki paryčių. Visiems linksmų kalėdų ir daugybų metų. Direktorius ir pavaduotoja, kol ją kalbės, mes susumuosime jūsų taškus. Mėlieji, nuostabu. Kaip jums tai padarėt, tai tiesiog žadinga. Nuostabus koncertas, jūs labai išradingi. Tokie išradingi, tik stakliški vaikai būna. Šaunuoliai. Ir šiandien, kadangi yra kalėdos, tai mes turime paruošę jums dovanas. Tai tėveliai prisidėjo ir mokykla prisidėjo prie šitų dovanų rengimo. Norime jums įteikti šias dovanas, kurios prisijungtų prie jūsų gražių ir skanių stalų. Todėl prašome ateiti visų pirma 5 klasės mokytis. Šeštokai, prašau. Ir 7. Linksmų šventų kalėdų. Prašom atsivežti dovaną. Antrą vietą užėmė Petrukai.
Geriausią vietą užėmė 7. Dėkojame visiems už šį. Ada